Šiandien onkologinėme skyriuje mus aplankė tylos ir garso išradėjai. Susipažinome su įvairiausiais muzikiniais instrumentais. Vieni yra muzikiniai, kiti tikriausiai muzikiniai, brūkšnelis ir terapiniai, galima sakyti. Pasiklausėm jų garsų, išbandėme juos patys. Ir tokios edukacijos, sakyčiau, labai reikalingos. Nes čia būnant emocijos būna visokios, dažniausiai jos nėra labai linksmos, o tiesiog praskaidrina dieną. Tai tokie dalykai yra labai reikalingi, ne tiek ir vaikams, tiek ir tėveliams, kurie slaugo savo vaikus. Tai muziką pradėjome nuo 2,5 metų, gyvename Šiauliuose, tai tokią Yamahos muzikos mokyklą lankėme ir nuo 2,5 pradėjom lankyti. Tai nuo 2,5 iki kokių 6 lankėm. Buvo užsiėmimai tokie muzikos irgi vaikams ir po to jau prieš 1 klasę nuvedžiau Guodą į muzikos mokyklą, į atranką. Guodas labai buvo geras pasakymas, kai komisija paklausė išklausiusi, kokiu instrumentu nori groti. Guoda pasakė, smuiku, nes pianino nepasinešiosiu kiekvieną dieną į mokyklą. Man patiko. Taip, patikdavo taip nueiti ir pagroti. Ai, naujovė gal tas metalinis tulpelis, kur buvo. Aha, kur tas skleidė garsą tokį įdomų. Tai šitas buvo naujas. Kai lankydavau, tai taip dažnokai, vis tiek ir namų darbai būdavo visokie ir išmokti kokius kūrinius, tai grodavau. Dabar gal seniau patikdavo labiau smuiku, nes aš jo šiek tiek ir ilgiau grojau, bet būgnais kažkaip dar kitaip, kažkaip dar įdomiau, kažkaip taip jie įdomiai buvo jie, kai viskas atskirai. Kai eina pas draugus yra būgnai, tai toks irgi būna terapinis, jau girdžiu, kai Guoda groja, nes tiesiog tais būgnai, žinot, išdaužo visas emocijas kartais, kai nutveria. Džiaugiuosi puikia gražia diena. Vėl diena, kada įvyko puikus renginys, puikia galimybė prisiliesti prie žmonių, prie erdvės, kuriuose mes nebūname kiekvieną kartą. Šį kartą jau 2 kartą vyksta toks renginys, tai yra mano tylos ir garso išradėjai keliauja po Lietuvą, jau ne tik tai mokyklose, darželiuose, bet ir gydymo įstaigose. Ir iš tikrųjų organizatorių, kaip sakyt, dėka įvyksta 2 susitikimas ligoninėje, nes, kaip sako, gražu, verta, reikia, nes iš tiesų matosi tas poveikis pats muzikinis, kaip vaikams, kurie yra čia, yra tam tikroje būsenoje. Ir tas teikia džiaugsmą turbūt būtent iš tokių akimirkų, kur susideda jiems ta kasdiena, kuri truputėlį praskaidrėja ir tikrai reikia, nes ką galime padaryti gražaus ir gero dėl kitų ir pasidalinti, reikia imti ir daryti.